Na ir antra dalis, kas liečia SPSS sintaksės pritaikymą duomenų transformacijai. Šiaip mes sintaksės LSU studentų nemokinam, dėl ko, ne dėl to, kad ten būtų labai kažkas sudėtingo, bet tiesiog ir taip visko jau būna daug, to kontaktinio laiko trūksta, tai nežinau, gal koks dėstytojas seminaro metu trumpai paliečia. Tai va, bet toli gražu galimybių visų nebūtų net fiziškai įmanoma parodyti. Tai va, tai dabar, tarkime, mes turime skales teiginukais, čia yra tapas, tai yra tendency to avoid physical activity and sports, kadangi darbuojasi su kūno vaizdu, tai matot value labels įrašytus pačius teiginius, kada tyriamasis arba tyriamoji su jais visiškai sutinka, reiškia, kad vengia fizinio aktyvumo, sportavimo dėl savo svorio, išvaizdos ar kitų žmonių tariamai neigiamos nuomonės apie tai, kaip patys respondentai atrodo kitiems, kada yra fiziškai aktyvus ar mankštinasi. Na ir tarkim, mums reikėtų apskaičiuoti, kas ir dažniausiai daroma, vidurkį, tai yra suma sudėta ir padalinta iš teiginukų skaičiaus. Dabar čia irgi paliesiu tokią aktualią problemą, kada nėra trūkstamų duomenų ir kada yra. Tai yra, kada dalis teiginių yra kai kurių tyriamųjų neatsakyti. Tai tuo tikslu aš darau descriptive visų 10 teiginių. Pirmoji lentelėje matau, kiek yra viso tyriamųjų, missingų matau, kad nėra. Na ir kiekvienas iš jų svyruoja intervale tarp 1 ir 5. Čia toliau yra jau konkretus dažniai konkrečių klausimų arba teiginių šiuo atveju, nes jie teigia, o ne klausia. Na ir reikėtų pasižiūrėti prieš skaičiuojant išvestinį vidurkį, apibendrinant skalę, tą vadinamą Kronbacho alfa rodiklį, kuris rodo teiginių suderinamumą. Skalės viduje aš apie jį nesikartoju, nes yra visas video apie Kronbachą. Tiesiog sudedam visus teiginius ir sakom, tai Kronbachas 0,9,5 yra puikus, reiškia suderinamumas puikus. Na ir kodėl aš čia rodau prieš skaičiuojant vidurkį neatsitiktinai, nes jeigu jis yra labai mažas, 0,5, 0,6, visai mažas, 0,2, čia jau net mes nesvarstom apie tokio Kronbacho pateikimą moksliniam darbe, o ieškom, kame ten reikalas. Tai va, arba ypač neigiamas, tai reiškia, kad jūsų skalė turi skirtingas teiginių kryptis, teigiamai ir neigiamai formuluojamus. Tai va, pavyzdžiui, 9 teiginys, aš nevengiu fizinio aktyvumo ir niekada nejaučiu nerimo, jog žmonės kažką gali pagalvoti apie mano išvaizdą. Tai va, tai jeigu žmogus visiškai sutiktų, reikštų atvirkščiai teigiamą, ar ne, o jeigu šiuo atveju sutinka su esama formuluotė, rodo neigiamą arba vengimą fizinio aktyvumo dėl išvaizdos. Na ir visi 10 teiginukų yra formuluojami tą pačią kryptim. Aš nerimauju, man neramu, vengiu, bijau, ką čia dar darau, daugiau nieko turbūt, ar ne? Noriu užsiimti labiau privačiai ir panašiai. Tai va, tai tokiu atveju būtų reikalinga suvienodinimas krypčių arba dalies teiginių apsukimas. Taip, tai jeigu jisai būtų kitos krypties ir norėčiau suvienodinti su likusiais, daryčiau transform rekord ir ten, kur yra viršui value, į value transformuočiau 1 į 5, 2 į 4, 3 į 3, kaip ir buvo, 4 į 2, 5 į 1. Jeigu tokių būtų. Šiuo atveju nėra, tai mes galim keliauti prie sintaksės. Na ir būtent jums reikėtų pasivadinti savo formulytėse savo kintamųjų vardais, ne mano, o savo, nes jeigu bus mano, tiesiog neskaičiuos. Na ir šią sintaksę aš būtinai pasidalinsiu kaip nuorodą po video, kai jau jį kelsiu. Taip, na ir file new syntax, taip, čia yra sintaksė, data yra duomenų laukas, outputas yra mūsų ataskaitų failas ir paste darau.
Taip, tai gali būti min skliaustukuose nuo 1 iki 10 arba galima kabliukais atskirti tapas 1, kablelis tapas 2, bet tai būtų ilgiau. O jeigu eina visi nuosekliai iš eilės, nuo pirmo to iki paskutinio, execute, tai kaip ir OK, ar enter, tai reiškia vykdyti komandą ir run to end. Tai dabar naujai apskaičiuoti balai atsiranda ne output'e, ne sintaksai, o duomenų bazės pabaigoje, čia nulėkiau per toli, tai va tapas min arba vidurkis. Deskriptyvą galim pasižiūrėti, jis yra kiekybinis, kintamasis, jeigu analizė, tai toliau skirstinio testavimas, asimetrijos koeficiento ir panašiai. Tai dauguma turėjo apie 2 vidurkį, reiškia, mažiau buvo susirūpinę, ką ten kiti apie juos pagalvos. Nuo 1 iki 5 bendras įvertis. Dabar labai svarbus dalykas, jeigu ypatingai naudojatės ChatGPT pagalba, kuris puikiai generuoja tas sintaksės, jeigu užduodat, ką norit padaryti, tarkim, noriu vidurkio ir kintamųjų vardai yra nuo tokio iki tokio, tai jis tą puikiai daro, galima pasitikėti, bet būtent min, ar ne, nes galiu parodyti, kaip tas veikia, kada yra, transform computas, labiau toksai rankinis būdas. Transform compute. Čia mano suma buvo daryta, bet esmė tai ta pati. Jeigu čia būtų vidurkis, taip, tai būtų skliaustukai pirma, ar ne, paskui dalyba ir dalinam iš 12. Tai va, arba yra jau gatavos funkcijos, taip, tai aš pirmą metu, čia sugadinsiu, bet paskui, kai reikės, pataisysiu, pirmą metu sumą, arba metu vidurkį, tai yra min. Taip, ir skliaustukus jis pradžiai duoda, tai aš įkeliu, ar ne, tapas 1. Čia galiu kablelį dėti, rašyti tapas arba kelt 2, arba galiu rašyti 2, ar ne, ir pasiimti tapas 10 paskutinį. Pasitikrinsim, ar taip buvo. Turbūt taip. Ir sakau, OK, tai va, tai padaro, lygiai tą patį, ar ne, ar sintaksė parašyta jau, ar jūs. Tai čia pavadinau ne taip, ar ne, čia buvo senas, čia iš tikrųjų tas pats turėjo būti, nes MS, PSS kitas skalė. Tai va, tai padaro lygiai tą patį. Dabar, jeigu nėra trūkstamų duomenų, tai ar jūs darote va šitaip ilguoju rankiniu būdu, kaip nors score, kad nebūtų tas pats, dedam skliaustukus ir va šitai va baksnojam iki 10, nebetęsiu, už skliaustukų dalinam ir iš 10. Taip, tai jeigu nėra trūkstamų duomenų, būtų visiškai tas pats, ar taip daryti, ar imti min gatavą funkciją iš funkcijų sąrašo, ar naudoti sintaksę, kuri taip pat naudoja min, tai yra vidurkio komanda. Taip, tai ar daryti tuo jau ilguoju rankiniu būdu, skliausteliuose visus sudėti, už skliaustelių padalinti iš teiginukų skaičiaus. Jeigu nėra trūkstamų duomenų, bus viskas identiškai taip pat. Bet jeigu jų yra, ar ne, tai jeigu darom vidurkį, tai, kaip čia GPT sakė, intuityvus, tai yra supratimas programos, tada sudeda ir padalina iš tiek teiginių, kiek jų yra atsakyta. Pavyzdžiui, tapas kažkas atsakė ne 10 teiginių, o 7. Tai reiškia, 3 trūksta, reiškia, tuos esamus 7 sudeda ir padalina iš 7. Tai taip elgiasi šita automatinė min funkcija, ar jinai būtų naudojama per compute variable, ar jinai būtų naudojama per syntax. Tai va. Bet jeigu tai būtų suma, ar ne, tai jau nebūtų tas pats, dėl to, kad susumuotų
Kai kuriem tyriamiesiam, kur yra misingų, susumuotų tiek, kiek yra. Tai reiškia, žmogus surinktų, pavyzdžiui, sumą, kad ir to pačio tapas, mažesnė, negu jinai gali būti, ne dėl to, kad jis blogiau vertina, bet dėl to, kad jis kažkurių neatsakė. Tai va, tai kai turim sumą, tada jau yra raudonas šauktukas, jeigu turim vidurkį, tai sakyčiau, labai gerai elgesi, nes mums nesvarbu ten, jeigu iš 10 ar 12 kelių neatsakė, tai suvidurkina vis tiek labai stipriai nuo žmogaus atsakymų nenukrypsta. Tai va, tai pasižiūrėsim antrą pavyzdį su MSPSS. Pasakysiu, kas čia per skalę, kada mums reikia suskaičiuoti subskalių 3 vidurkius ir paskui mums reikalinga suma su tikslu, kad mes ją galėtume dar suskirstyti į autorių rekomenduojamus lygius, ar ne, kada turi žmogus žemą, vidutinę arba aukštą socialinę paramą. Tai šiek tiek apie skalę labai dažnai naudojama tiek visuomenės sveikatos, tiek psichologijos tyrimuose. Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Teiginukai, čia yra 7 pasirinkimų variantai, ne 5. Toliau yra 3 išskirtos subskalės, tai yra jaučia paramą iš kitų svarbių žmonių, iš savo šeimos ir iš draugų. Taip, tai skaičiuojant vidurkį, tai yra visiškai tas pats. Mes dalinam iš, ką rodžiau prieš tai, sudedam ir dalinam iš teiginukų skaičiaus. Na, paskui arba pagal vidurkį, arba pagal sumą, būtent jau čia sumos parodyti kriterijai toj lenteliai, suskirsom dar į 3 lygius. Tai jau sumą arba bendrą vidurkį, šiuo atveju imsim sumą, imsim ne 3 subskalių, o visų 12 teiginių. Tai va, tai čia mano jau yra parašyta sintaksė, kaip apskaičiuoti subskalių vidurkius 3. Na ir pasižiūrim dabar į deskriptyvą. Taip, nes čia bus trūkstamų duomenų, taip jau nutiko. Na va, ir turim 12 teiginukų čia. Į 1 neatsakė, į 4, į 3, daugiau kaip į 3 arba 4, kad praleistų iš tų 12, kaip ir nebuvo tokių. Tai va, tai jeigu mes darysim min, tą automatinę funkciją per transform, ir čia rašysim, vardinsim jau konkrečius teiginius, nes jie subskaliam apskaičiuoti eina ne iš eilės. Taip, tai ar darysim min funkciją per sintaksę mano paruoštą, tai darys tą patį. Jeigu dėtume rankiniu būdu arba sintaksai rašytumėm 1, 2, 5 ir 10 sudėt, dalint iš 4, tokiu atveju, jeigu yra bent vienas misingas, vidurkio nebeskaičiuotų. Galėsiu aš paskui parodyti kokiam vienam pavyzdėlį, kaip tai atrodys. Ar ne, tiesiog, sukurtų misingus, jeigu bent vienas teiginukas yra neatsakytas. Tai va, irgi ChatGPT šito niuanso nežinojo ir teko pasikapstyti, kol atradau, kame čia reikalas, kodėl jo pasiūlyta sintaksė nesukuria misingų, o mano rankinis apskaičiavimas sukuria. Taip, tai dabar aš jau čia kažkur įlindau ne ten. Štai šitą mūsų sintaksę. Dabar skaičiuojam tiesiog vidurkius. Run ir to end. Na va, ir atsiranda vidurkiai pabaigoje. Čia tų tiek daug decimals mums nereikia, jie visi yra kiekybiniai. Ir galim pasižiūrėti naujai apskaičiuotų vidurkių, skalių vidurkių deskriptyvą. Kaip matot, missingų 0 nėra. Taip, nuo 1 iki 7 ir šiuo atveju dauguma skorina 5, 5 virš iš galimų 7, reiškia, dauguma čia tų respondentų pakankamai daug socialinės paramos jautė. Gerai, tai dabar paimsim vieną subskalę. Pavyzdžiui, tą pačią pirmąją socialinė parama iš kitų man svarbių žmonių, other, significant other, 1, 2, 5, 10. Transform, compute, čia padarysim reset
Tiesiog pavadinsiu kažkaip, kad būtų kitaip, negu jau buvo. Skliaustukai. Dabar jeigu jūs turit uždėtus value labels, meniu matysit tuos teiginius. Tai va, gudrybė spraktelt ant bet kurio teiginio display variable names ir jums rodo tuos trumpučius vardus, kurie jau yra štai čia. Štai čia pirmoji eilutė, kuri įvardina kintamuosius. Taip. Pirmas plus antras plus penktas plus berods 10 ir dalinam iš 4. Ir sakom, ok. Tai dabar paimsim tą ir šitą, suskaičiuotus skirtingais būdais. Čia automatinė min funkcija, čia manualinis sumavimas ir dalinimas iš teiginių skaičiaus. Tai va, tai matom, kad pirmas variantas neturi missingų, antras turi tos 5, reiškia, kad buvo 5 žmonės, kurie neatsakė į bet kuriuos, ar į keletą, galbūt ten vienas į vieną, kitas į kitą, tai jeigu darėm rankiniu būdu, tai jeigu bent vieno kintamojo atsakyto trūko klausimų, tai neskaičiau. Bet jeigu pažiūrėsim, kaip tie vidurkiai skiriasi, ne kažką 5, 5, 4, 5, 3, 5, 5, 3, 5, praktiškai jie tą patį rodo. Aš siūlyčiau naudoti tą automatinę min funkciją, kuri tiesiog suvidurkina iš tiek, kiek žmogus atsakė, nebent skaliai, tarkim, 12 teiginių, o kažkas daugiau nei pusės neatsakė, tai kaip ir tas vidurkis tada būtų jau nelabai tikslus, ar ne, jeigu vietoj 12 pasikliautume 4. Aš sakyčiau, jeigu bent 7 iš 12 atsakė, arba 50%, bent 6, tada vidurkinkit. Šiaip geriau būtų, jeigu būtų paimta vidurkis daugiau negu 50%. Tai va, tai mums šito nereikia, aš jį metu lauk ir keliaujam toliau. Dabar mums reikėtų tuos visus netapasą MSPSS susisumuoti, taip ir pasidaryti sumą, kad galėtume suskirstyti, kas turėjo žemą, vidutinį ir aukštą paramą. Tai va, tai jeigu nėra trūkstamų duomenų, galim daryti taip pat kaip vidurkį, tik tai rašom ne min, o sum ir nuo iki, arba rašom sum ir per kablelį vardinam, bus lygiai tas pats. Toliau, jeigu yra trūkstamų duomenų, tai tada darom jau tą sudėtingesnį variantą arba keliam po vieną teiginuką plus ir sumuojam iki paskutinio arba rašom atitinkamai kitokią sintaksę, nebe tokią, ar ne, arba nebe tokią kaip čia, o štai tokią, kuri, jeigu yra neatsakytų klausimų, tai tiesiog tą žmogų jam neskaičiuoja sumos. Kažkas, pavyzdžiui, neatsakė 1, neskaičiuoja, kažkas neatsakė 2, neskaičiuoja ir skaičiuoja tik tiem, kurie atsakė visus. Gerai, keliaunam į savo sintaksę. Paste. Run to end. Ir vėl pabaigoj turim sumą. Kadangi suma, trupmenos nėra ir descriptive, tai va 16 turime missingų. Jeigu darytume tą kitą variantą, kuris daro automatinę sumą arba per sintaksę, arba per transform compute iš funkcijų sąrašo, tiesiog susumuotų, ignoruojant missingus. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi 8, o ne 12 atsakytų, tai jam suma automatiškai būtų iš tų 8, reiškia, jinai būtų mažesnė ne dėl to, kad jo mažesnė socialinė parama, o dėl to, kad jis kažkurių teiginių neatsakė. Tai va, tai šitas yra saugesnis, ne tai, kad saugesnis, šitas yra absoliučiai teisingas variantas, jeigu jūs norit ekskliuduoti missingus. Nesivelsiu, yra imputation procedūra, kada pagal esamus atsakymus, kaip čia pasakyti,
imputuoja, įveda trūkstamus, bet mano nuomonė tai, niekaip tų trūkstamų nepakeičia, ar ne, nes tai vėlgi yra mašininis trūkstamų atsakymų pakeitimas, remiantis tyriamojo pateiktais, bet jau tai nebėra atstatymas teisingų tyriamojo atsakymų. Tai jeigu tų misingų nėra daug, šitas variantas teisingas ir juo reikėtų vadovautis. Galbūt aš neteisi, bet aš tai daryčiau taip. Ir nuo 12 iki 84 turime bendrą įvertį ir mūsų toksai turėtų būti. Toks ir yra, 64 iš galimų 84, tai yra irgi kaip jau ir pagal atskiras subskales matėm, pakankamai jau aukšta socialinė parama pasižymėjo tyriamieji. Ir mums liko paskutinis žingsnis, tai yra susiskirstyti. Dabar ką tai reiškia? Suskaičiuoti MSPSS grupę, jeigu nėra trūkstamų duomenų. Nesu tikra, kas būtų, jeigu pirmos eilutės nebūtų, gal būtų tas pats, kas ir yra, bet dėl saugumo ar ne, skaičiuoti arba grupuoti į 3 grupės tik tai tuos, kurie nėra missingai. Ir antras žingsnis, kuriuos aš kartu atliksiu, iš karto uždės value labels, tai yra pavadins variable view naujai sukurtas kategorijas vardais. Ir krauna Ctrl+V arba paste. Kursorium ties pradžia atsistojam ir run to end. Abeje, jeigu būtų klaidų, jas čia visada rašo apačioj, pažiūrėkit, ar komandos nesupranta, ar kažkur klaida. Aišku, neturint patirties, tai užknisa tos klaidos. Tai šiuo atveju jų nėra. Ir turime sumą, turime grupę šalia jos, pasivadinam į ordinal, nes vis tiek čia dar yra 3 lygiai, kuo aukštesnis, tuo daugiau socialinės paramos, užsisaugojam ir važiuojam į galą. Taip, ir pasidarom descriptive. Tai tie buvę 16 missingai, kuriems nebuvo apskaičiuota suma, jie nebuvo ir suklasifikuoti, kas mano nuomonė yra teisinga. Jeigu norim procentaliai pasižiūrėti, kiek tų yra missingų, 3% nuo visos imties, tai tikrai nėra daug, tai tikrai gali toks kintamasis pilnavertiškai dalyvauti visose analizėse. Tai ką demonstravau, šitą sintaksę rasite po video, kaip nuorodą paspausit, failas atsisiųsti. Tik tai irgi primenu, jeigu jūs turit savo bazę, savo kintamuosius, tai čia įsistatykit savo kintamųjų vardus, ar ne, arba juos kažkaip susivienodinkit, nes jeigu sintaksės užduotis neranda tokio kintamojo, tai nieko jums ir nesuskaičiuos. Bazai neranda tokio kintamojo, tai tiesiog neveikia. Tai tikiuosi, kad kažkam pravers ir iki kitų video.